Saugaus eismo dieną Šiaulių universiteto studentai surengė drastišką akciją. Pranešę bulvaru Karstą, jie teigia, taip norėjo priminti miestiečiams, kad karas keliuose nesibaigia. Šeštadienio rytą pėsčiųjų bulvaru pajudėjusi Šiaulių universiteto studentų eisena privertė sustoti ne vieną šiaulietį. Teatralizuota laidotuvių procesija priminė, kad karas keliuose aukų nesirenka. Europos Sąjungoje Lietuvoje daugiausiai nukenčia žmonių per avarijas, o studentai sumąstė, kad reikia pagaliau atkreipti visuomenės dėmesį į šitą nelaimę ir žūstančius žmonės, sugadintus gyvenimus. Mes norime atkreipti žmonių dėmesį, paskatinti juos būti atidesnius keliuose. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra atkreipti žmonių dėmesį ir juos šokiruoti. Akcijos rengėjai dalijo praeiviams laiškus, raginančius būti atidžius keliuose. Mano sūnus auka karo keliuose, taip kad perėjo per širdį labai. 26 metų, jau 8 metai, pirmos grupės invalidas. Lėkė su audinė šimtinė, su turbų įpurškimais, su pusiau lėktuvu. Kuo mažiau tų avarijų, kuo mažiau žuvusių, sužeistų. Ir va čia tokia akcija, super. Aštrių pojūčių mėgėjai galėjo net pagulėti karste. Akcijai abejingų nebuvo. Pernai šalies keliuose žuvo per 200 žmonių, šiemet jau per 40. Europos Sąjungoje pagal avarijose žūstančiųjų skaičių mūsų šalis dėja liūdna lyderė.